Norėčiau, kad kiekvienas policijos pareigūnas, kiekvienas mano kolega didžiuotųsi esantis policijos pareigūnų. Norėčiau, kad pareigūnai būtų motyvuoti, drąsūs, ryžtingi. Norėčiau, kad būtų policija daug išmanesnė. Policininkas turėtų būti žmogiškas visų pirma. Kad policijoje dirbtų kompetentingi žmonės. Kad nereiktų pareigūnai galvoti, kaip išlaikyti savo šeimą, kaip ką, kad ir kas liečia ir finansinė gerovė. Norėčiau, kad ateityje būtų daugiau patrulių. 5 metų bėgyje ar ateityje, manau, kad policija visuomenė pasitikės, taip pat kaip dabar gelbėtojais, ugniagesiais, o gal ir aplenks. Daug metų mums buvo kalbame, palaukite, pakentėkite, tuoj bus viskas gerai, tuoj bus viskas tvarkoj, tuoj bus viskas išspręsta. Pagaliau mes iš tikrųjų nusprendėme, kad kai ką mes galime padaryti ir patys. Esminio pokyčio policijos finansavime jo jau daugelį metų nėra ir nesame tokie naivūs, galvodami apie tai, jog tas pokytis taiga atsitiks po 2 ir 3 metų. Taigi mes turime išeiti iš tos situacijos, kurią mes turime ir iš to biudžeto, iš tų pinigų, kuriuos mes turime. Tai šiuo metu kaip tik vyksta tas procesas, kad iš tikrųjų bandome išsirinkti tuos pačius svarbiausius darbus, pačias svarbiausias gairės ir be abejo dalis jų yra svarbi visuomeniai, tai yra žmogui, kuriam mes teikiam tą paslaugą, dalis be abejo svarbi pačiam policininkui, kuris dirba tą darbą ir be abejo turbūt trečia dalis, kurios yra svarbios pačiai institucijai. Per visą nepriklausomybę, netgi ir visuomenės pasitikėjimas ir nuomonė rodo, kad esame tikrai teisingame kelyje. Esame antri pagal pasitikėjimą ir nuolat kilome iš dugno ir tikrai manau, kad pasiekėme tikrai, kaip policija, tikrai gerų rezultatų, tai noras tiesiog nesustoti, tęsti darbus, tęsti pradėtus darbus. Įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo to, jeigu tą pertvarką palaikys pati policijos bendruomenė pirmiausiai. Tada bus palaikymas ir iš vidaus reikalų ministerijos, tada, aišku, bus palaikymas ir žmonių, nes žmonės bet kokios pertvarkos, bet kokio vystymosi etapo rezultate turi gauti geresnę paslaugą, profesionalesnį, žmogiškesnį pareigūną. Mes norime, kad ta institucija būtų tikrai rimta, gera įstaiga, efektyviai veikianti. Įvertinę visą turimą infrastruktūrą galimybės, aiškiai pasirinkome tą vakarietišką modelį, kad neuniformuota policija, tai yra kriminalinė policija centralizuojama į apskritis, į apskričių centrus, į 10 apskričių centrų, o viešoji policija priartinama prie žmogaus, kad reiškia, jinai necentralizuotai valdoma, ne iš apskričių, o valdoma būtent iš tų mažiausių rajonų ir yra arčiausiai žmogaus. Tai tas strateginis tikslas, kad kriminalinė policija lieka sukoncentruota, nes jos aprūpinimas yra brangesnis, įranga brangesnė ir policininkas, kurio reikia čia ir dabar žmogui, kuris šaukėsi pagalbos, kad mes spėtume laiku ir būtent jisai būtų prie kuo galim arčiau žmogaus. Vienas iš didžiausių laukiamų permainų tai yra rajoniniuose komisariatuose viešosios ir kriminalinės policijos sujungimas ir būtent absoliučios daugumos resurso nukreipimas darbų išorėje, o ne kabinete. Antras galbūt labai toksai didelis strateginis dalykas, ką mes orientuojamės. Ar mes orientuojamės į nukentėjusį, ar į nusikaltėlio pagavimą. Tai greičiausiai va čia reikėtų truputį pasikeisti ir turim orientuotis į nukentėjusį. Mes turim daugiau teisių, daugiau pagalbos suteikti būtent nukentėjusiam. Ir viena iš mūsų užduočių, kad gatvėje per artimiausius keletą metų atsirastų bent jau 2 daugiau žmonių. Tai jeigu dabar mes turime maždaug 1600, tai tikslas keletos mūsų ateinančių metų, kad gatvėse būtų maždaug 3000 policijos pareigūnų. Kalbant apie organizaciją, turbūt labai svarbu paminėti, kad keletas darbų jau yra atlikta arba yra finišo tiesioje. Mes nusprendėme, kad tie patys darbuotojai, kurie būdi, jie gali budėti, jie gali dirbti gatvėje, jie gali dirbti toje aptarnaujamoje teritorijoje. Mes padarėme, kad budėtų dalių iš maždaug 80 liktų tik tai 10, tai yra kiekviename apskrities centre ir šiai dienai technologijos leidžia pajėgas valdyti ir matyti iš vieno apskrities centro. Mes suprantame, kad iš kažkur kitur mes lėšų gauti negalime. Todėl mes turime pagalvoti, kaip suoptimizuoti mūsų veiklą, kaip padaryti, kad mažiau policininkų atliktų tą patį darbą ir natūralu, kad tos sutaupytos lėšos būtų skirtos tų policijos pareigūnų darbų užmokesčiui. Darbas policijoje galų gale turi būti tas pajamų šaltinis, kuris policijos pareigūnui leistų oriai išgyventi.
Tai yra mūsų tikslas labai aiškus, labai paprastas, kad pirminės grandies policijos pareigūnas nuo Liepos mėnesių gautų ne mažiau kaip 600 eurų darbo užmokesčio į rankas, o vidurinės grandies pareigūnas gautų ne mažiau kaip 700 eurų darbo užmokestį. Tai yra pirmas mūsų etapas, pirmas mūsų tikslas ir tikrai mes visom keturiom sieksime to savo tikslo, kad tikrai jisai toks būtų įgyvendintas. Ir mes norime, kad per 5 metus policijos pareigūno darbo užmokestis, mažiausias minimalus darbo užmokestis būtų 1000 eurų. Tai natūralu, tai pareikalaus papildomų resursų. Tai mes tikime sutaupyti neprimdami naujų pareigūnų. Suprantame, kad tikrai bus infliacija, kad kainos tikrai nemažės, tai natūralu, kad tai tikrai nėra fantastikos ryties, turime kalbant apie tą žmogų, kuris tą darbo užmokestį turėtų gauti. Norime, kad žmogus atidirbtų 8 darbo valandas, net būtų, o būtent atidirbtų. Ir už tai norime sumokėti padoriai, oriai, kad policininkas galėtų ir nusipirkti daiktą, ir išvažiuoti į kelionę, būti aprūpintis ir matyti šviesą tunelio gale, arba matyti tas, kas jo lauks už 5-10 metų. Darbuotojas yra pagrindinis mūsų kapitalas, kuris nusipelno papildomo dėmesio. Ką mes turime omeny? Iš tiesų, mokymai, parengimas, taip pat vadovų ruošimas, mokymas vadovauti yra tie esminiai dalykai, kurie bus tobulintini per artimiausius metus. Mes norime sutelkti savo dėmesį į pareigūnų kvalifikacijos kėlimą. Tai yra pradedant nuo paties policijos pareigūno parengimo policijos mokykloje, taip pat tolimesnio jo kvalifikacijos kelimo tiek policijos mokykloje, tiek kitose mūsų įstaigose, ar tai būtų viduje policijose, ar kitose įstaigose. Tačiau vienas iš pagrindinių dalykų, kad mes galime ir turėsime mažiau policijos pareigūnų, tačiau mums reikia visai kitokios kokybės, visai kitokios kvalifikacijos policijos pareigūnų, kad jie sugebėtų susidurti su naujais iššūkiais. Mes matome, jog policijos pareigūno veikla iš esmės keičiasi. Jam atsiranda žymiai daugiau papildomų reikalavimų, papildomų funkcijų ir jisai turi būti pasiruošęs ir tinkamai paruoštas tas funkcijas atlikti. Šiam momentui 200 policijos pareigūnų dirba su greičio matuoklių išaiškintais greičio pažeidimais. Ir jie sėdi tik tai kabinete ir rašo protokolus ir kviečiasi asmenys. Pakeitus įstatymą būtų galima įteisinti atsakomybę automobilio savininkui. Ir bauda automatiškai internetu per mokesčių inspekciją patektų pažeidėjui. Nereikėtų jo nei kviesti, nereikėtų nei rašyti bereikalingo protokolo. Vat vienu paprastu įstatymo pakeitimu galima iš karto išlaisvinti 200 policijos pareigūnų iš kabinetų į gatves. Policijoje artimiausiu metu taip pat mes centralizuosim 3 funkcijas. Tai yra personalo administravimas, tai yra buhalterinė apskaita ir tai yra viešieji pirkimai. Mes norime, jog administravimo paslaugas teikiančių žmonių skaičius sudarytų nedaugiau kaip 10% nuo visos policijos darbuotojų. Vienas iš pagrindinių variklių yra, kad ne tik tai sumažinti išlaidas šitoms funkcijoms atlikti, tačiau taip pat ir išlaikyti nemažesnę kaip esama tų paslaugų kokybę, o palaipsniui tą paslaugų kokybę taip pat ir didinti. Visi pripratome prie elektroninės bankininkystės, tai ir visi pamiršome popierinės bankų knygelės ir taip toliau, bet vis dar sunkiai pamirštame pareiškimus, protokolus, rašytinius dokumentus. Tai noras yra kuo daugiau perkelti elektroninę erdvę, kas palengvins būtent kiekvieno policininko, kiekvieno piliečio susitikimą su policininkais ir darbą gatvėje mums. Tikrai mes galime optimizuoti kai kurias funkcijas, sumažinti biurokratizmą, pildyti mažiau dokumentų, orientuotis į turinį, o ne į formą. Mes daug sąnaudų sumažinom, kitaip administruodami savo spausdinimo paslaugas, kitaip valdydami savo autoparką ir kitus dalykus. Taip pat kalbame apie perėjimą prie atviro kodo programinės įrangos, kuri taip pat leistų mums sumažinti labai daug sąnaudų. Tų pastatų, kurie yra energetiškai nuostolingi ir kurios yra brangu išlaikyti, mes turėtume po truputėlį atsisakyti ir pereiti geriau prie mažesnių pastatų, prie geriau įrengtų pastatų, prie tų pastatų, kuriuos išlaikyti yra ekonomiškai žymiai efektyviau ir kur mes galime būti pakankamai lankstus, pasirinkdami tą pastatą ir tas patalpas, kurios mums šiuo metu yra reikalingos. Turi būti tokios darbo sąlygos, kad atėjęs žmogus pagalbos, jisai negalvotų, kad pagalbos reikia mums. Jisai suprastų, kad čia yra tokia įstaiga, kuri tikrai rūpinasi savimi, kuri gali pasirūpinti savimi ir kurie tikrai tada pasirūpins manimi. Tai yra labai svarbu ir tai būtent yra labai svarbu policininkui.
Jeigu norim, kad ateitų motyvuotas, kad ateitų tikrai žmogus norintis tarnauti Lietuvai, padėti žmonėm, tai turi būti tinkamos darbo sąlygos sudarytos. Ko nori ir visuomenė, to nori pats policininkas, jis turi turėti gerą uniformą. Gerą, patogią, kad tikrai jisai su juo galėtų dirbti, kad jam vasarą nebūtų karšta, žiemą jam nebūtų šalta, kad jinai būtų patogi. Tai jisai turi turėti gerą transporto priemonę, jis turi turėti gerą ginkluotę, jis turi turėti neperšaunamą liemenę, jis turi turėti tinkamą ekipiruotę. Policininkas automobilyje turi turėti viską, arba absoliučiai viską, ko 99% jam gali prireikti. Tiek gelbėjimos įranga, tiek kažkokia spec įranga, tiek priemonės patekti, sulaikyti, galų gale apsaugoti kitą, padėti nelaimę. Aš kaip vadovas, sakykime, tikrai negaliu siūsti policininko tenais tinkamai, neturinčio tinkamos ekipiruotės, tinkamo apsaugos priemonių, sakykime, tinkamos ginkluotės, nes mes suprantame, kad siunčiam tą policininką, sakykime, į ten, iš kur jisai tikrai gali negrįžti. Norėčiau, kad policininkai nebijotų keistis, kad patys planuotų, galvotų, ko jie nori, kad save įsivaizduotų, kaip jie turėtų dirbti už 5 metų, kad jie būtų modernus, modernesni, ne vien tik tai galvotų, kas buvo vakar arba ko vakar nedavė, o kaip gauti to, ko reikia rytdienai, kad jie būtų išsilavinę, kad jie būtų žinantys, galintys. Patvirtintos gairės tai yra tikrai tik tai dokumentas, o ar mes turėsime kitokią policiją, ar mes dirbsime kitaip, ar mes būsime kitokie, ar tikrai mes būsime geresni, priklauso nuo mūsų visų. Noriu tokios patikimos, profesionalios policijos, o pačioj policijoje tikrai norėčiau, kad pareigūnas verštųsi į policiją dirbti ir atėjęs į policiją dirbti žinotų, kad šita institucija, jis yra svarbiausia. Jokia įranga, jokie kiti mechanizmai neatstovo žmogaus ir turbūt policijos esmė dar daugelį metų liks policijos pareigūnas, kuris turi priimti sudėtingus sprendimus, kuris turi būti lyderis visuomenėje, kurio turi pasitikėti žmonės ir kuris turi rodyti pavyzdį. Mėly kolegos, aš esu įsitikinęs, kad mes esame gera komanda ir kartu mes galime įgyvendinti šios mūsų užsibrėžtus tikslus.